Po 8:25 varom žaisti tenisą ant televizijos bokšto. Tai visas tenisas vyks ant pačio televizijos bokšto krašto, lauke. Vieną kartą ten buvau, tai nebuvo labai jauku. Tai dabar dar varau pasiimti Kornelijos, jinai padės viską pafilmuoti iš šono. Žaisiu tenisą su Ryčka ir viską organizuoja teniso namų kolektyvas. Tai ačiū teniso namams už galimybę pažaisti tenisą ant televizijos bokšto. Morning. Labas. Labas rytas. Ką ten šūtinsim iš karto norėčiau paklausti? Nu, po tenisą. Gerai. Nu, pasiruošęs? Jo. Pirma vieta bus. Kai atvarėm prie bokšto. Aš gyvenu 10 minučių pėstute nuo bokšto, tai paskutinį kartą buvau, kai man buvo 7. Turbūt nežaidai teniso tada ant bokšto. Sveiki. Taip, labas. Sveiki, tas keistas jausmas, kai vienas atvariau ir taip eini kaip į treniruotę ir aš suprantu, kad ten. O aš telefonu bandau nufilmuoti netą, tai ką? Dronistas pilotuos iš apačios. Čia tai nebuvęs aš. Čia galvoja, ne? Šiam 7. Jau bijau aukščio. Užkilom čia į viršų. Yra aikštelė. Aš kažkaip galvoju, kad šitas platesnis bus. 107 metrų, man atrodo, iki apačios. Tai į šitą apžvalgos aikštelę bet kas gali eiti, o tada už šitos tvoros mus pririš ir tada eisim pasimušinėti. Nu čia gerai, įmėti į čia mane. Taigi nebijau aukščio. Pririšo raketės vakar metą, reikės prisirišti prie rankos, kad nieks negali nukristi tenai lauk. Paskutinį kartą. Nugi baig. Ai. Where we jumping, boy? Gerai, žiūrėk, mes jau pasiruošę. Einam. Kai pradedi žaisti, net nesijaučia, kad tu ten šitam. Ir tada žaidi, kamuoliukas labiau į dešinę ir tada, prie dugnė. Eik, geriausias tenčio experiences ever. Nesu nieko panašaus mačius savo užsienį už net negalima taip. Bet šiaip buvo crazy. Čia dar televizijos bokšte yra apartamentai, tai einam dar juos pažiūrėti. 800 eurų 2, norėčiau. Apartamentai šiam 8 aukšte. Aukščiausi tualetai Lietuvoje. Nice. Bet kai atsisėdi nelabai vaizdo matosi, tai... O kam čia užblurint? Čia kažkas matos už dronus? Ai, su dronu. Ir aukščiausias apartamentas Lietuvoje. Kietai. Žiūrėk. Circle bed. Čia ta vandeninė lauka. O, ir vonia yra. Oh my god, pažiūrėk. Čia vonia. Vaizdas. Kas čia? Nu, hebra. Aš pasislėpiu duše, sakykit, kad jis Andrius jau išėjo. Sakykit, kad išėjau. Norėčiau. Wow. Eiktų. Jaučiu net patogu. Net patogu jaučiu. Tokie patys. Ir spintos crazy. Kietai. Ir minibaras įskaičiuotas į 800 eurų. Aš pasimsiu kažkada. Ačiū jums. Ačiū. Tenisas ant televizijos bokšto buvo insane. Nu, niekad nesam tokio dalyko bandę dar. Ir ačiū labai teniso namams, kad suteikė tokią galimybę pažaisti tenisą realiai aukščiausiai vietoj Lietuvoje, kokio yra tik įmanoma. Ir jūs kviečiam dalyvauti teniso namų turnyre. Tai dvejetų turnyras rudenį. Linką palieku description'e. Ten yra realiai testinis turnyras. Dalyvauji visą rudens sezoną. Žaidi su skirtingais priešininkais. Yra belekiek daug lygių, tai nesvarbu, ar tu ten labai geras teniso
kartą žaidėjas, ar nesniai pradėjai žaisti, gali susirasti savo lygį ir įdomu tai, kad tave paskirsto ir žaidys su panašaus lygio žaidėjais. Mes irgi su Ryčka dalyvausim, tai gal net susitiksim ir gal net žaisim mes prieš jūs. Ir gal net žaisim čia. Ir gal o finalą žaisim ant televizijos bokšto. Nu, dar kitą kartą, kai eisim žaisti ant televizijos bokšto, dar tinklą išsitiesim ir jau žaisim normaliai ant taškų. Ir be to apsaugų, nes jos trūksta. Jo. Nu, bijai, Richardukai. Ir išeini raketę.